tas suvokimas, kad tai gyvenimo etapas, gyvenimo situacija, kuri taip, kad įvyko. Ir aš po to tiesiog mano kažkokia vidinė nuojauta ar kažkas pasakė, kad nėra gerai, kad situacija nėra gera. Ir aš tiesiog pati pasibudau, kai buvo aplinkui jau visiška tyla ir matau, kaip ateina 2 gydytojai, kurie ateina dviese ir aš suprantu, ką jie man pasakys. Ir tiesiog po to tokia tamsi tyla ir juosta kažkaip ir po to tos emocijos. Ir jeigu jau taip žuvo vaikelis, priimam tokį faktą, kad jau viskas. Moteriai pasakyti tą irgi labai sunku, nes kartais tu sakai, žinot, matau, kad nėra gerai, matau, kad yra sustojusi širdelė ir moteris linksi žiūri į tave ir taip, ir tu matai, kad jai ta žinia dar neatėjo ir tu turi pasakyti, jūsų vaikutis mirė. Nes jos galvoja, taigi išgelbėkit, darykit, jūs dirbtinį kvėpavimą, kažką tai darykit. Bet viskas, kai tu matai, kad jau yra žūtis, tai tu nieko nebepadarysi. Mums yra tikrai labai nelengva ir aš kaip sakau, kaip mes einam prie, kaip sakom, normalaus gimdymo, prie sveiko gyvo kūdikėlio, tai tu eini kaip į šventę, tu lauki to gimtadienio, to šventės, tu džiaugiesi kartu su tais tėvais. O šituo atveju tu visada savy, kaip pasakyt, pas mus irgi yra emocijos ir viską, tai labai sunku yra ir tikrai nesidžiaugiam ir, kaip sakau, ir viduje ir paliūdėm kartu. Pirma reakcija yra taip, ištraukit jį, išimkit jį, aš nenoriu gimdyti, jūs ką juokaujat, aš negyvo negimdysiu. Ir tu turi dar tą perlipti, pasakyti, pakartoti, vieną kartą nesutinka, užeiti antrą kartą, nepasiduoti šitam jos ir šeimos spaudimui, nes tu žinai, kad geriausia, kad jį pagimdytų pati. Aš suprantu, medikams reikia dirbti savo darbą, bet pabandykim išklausyti pacientą ir jo baimę prieš atlikdami medicininį intervenciją. Galbūt pasakykim, kad aš tikiu, kad dabar yra labai sunku ir labai baisu, bet ar ne, mes turim tai padaryti tam, kad nepadidėtų komplikacijų rizika, tam, kad išsaugotume jūsų vaisingumą, tam, kad padėtume ar ne vaikeliui ateiti, pasaugodami jūsų kūną. Tiesiog pabandykim išgirsti moterį, kuri yra netektyje, kurios dar laukia fizinis netekties procesas. Iki to gimdymo ir per gimdymą visada mes, kaip pasakyti, mes patys kiek galim einam, kalbam, padedam, bendraujam, aiškinam, palaikom, visada rekomenduojam, kad būtų šeimos nariai, ar vienas, ar du, ar daugiau ateina šeimos narių, kad moteris nebūtų viena. Stengiamės tokio gimdymo metu nuskausminti, kad kuo mažiau to skausmo jaustų. Tikrai taikom tuos vaistus, kurių nebūtų gal galima taikyti, tarkim, gimdant gyvą vaikutį, kad nepakenkti tam gyvam vaikučiui. Kai gimdo negyvą, tai mes tikrai daugiau vaistų nuo skausmo vartojam. Vėlgi ta pagalba ir psichologinė teikiama. Ne visada, žinoma, mes turim tokią galimybę, kad kiaurą parą užtikrinti tą psichologinę pagalbą, bet jeigu tai yra darbo diena, darbo metu, mes kviečiam medicinos psichologą, kad pabendrautų dar iki gimdymo, kad pabendrautų ir po gimdymo. Tai visą tą mes stengiamės daryti. Mes stengiamės, kad tos moterys gimdytų kuo toliau nuo įprastų gimdyklų, kuo labiau izoliuotai, kad jos negirdėtų kitose gimdyklose gimusių vaikų verksmo. Mes stengiamės visada suteikti tokią izoliaciją ir po gimdymo neguldyti į palatas su moterimis, kurios pagimdė gyvą. Tarkim, kad jos nematytų, negirdėtų, kuo toliau, kad teikiam joms visapusišką pagalbą, priežiūrą, bet kad kuo toliau nuo visų kitų. Net pati medicina šiandien galbūt pakelia pečius, kilstelna ir sako, nežinom, kodėl tai vyksta, nes ypatingai, kai tenka patarnauti vaikų laidotuvėse arba prisiglausti prie šeimos tokia netekti, labai dažnai būna parašyta mirties priežasties kilmės nenustatyta, tiesiog taip įvyko. Viskas po to yra toks galvo, o gal galima buvo kažkaip greičiau kažką padaryti. Taip, toks klausimas iškildavo, dabar jau nebeiškyla, bet tiesiog iškildavo, nes čia turbūt ta dalis, kad ieškoti, kaip sakoma, kaltų, kodėl taip atsitiko. O atsitiko taip, kad taip pačios operacinėje aš girdėjau kažkiek garsus, o po to, kiek supratau, kad mačiau, kaip dukrytė išėmė ir
ir mačiau, kad ją tiesiog nešė, supratau, bet įvertinti ir nebuvo garso, ar nebuvo jokio garso. Jiems tai yra šokas, jiems tai yra stresas ir jie gali kaltinti be abejonės, jeigu jie nežino, dėl ko viskas tai įvyko. Pagimdžius moteriai, ta reakcija jos labai bus įvairi. Vienos norės matyti, kitos nenorės. Vienos norės atsisveikinti, kitos nenorės. Bet mes stengiamės jau apie tai pradėti kalbėti, kol jos dar nepagimdė. Nes mums kaip specialistams, kaip darbuotojams reikės žinoti, ką daryti, kaip elgtis. Nes mes negalim sakyti, va, gimė, imkite dabar atsisveikinkit. Mes turim į tą įvesti. Jie labai pasimeta. Tai visada, aišku, tikrai pasakysim, kad jūs pažiūrėkit, jūs palaikykit. Nes mamai palaikyti savo tą negyvą kūdikėlį, tai yra daug lengviau konstatuoti patį mirties faktą. Jinai tada tikrai suvokia, kad jinai jau pajautė jį. Tai šitą viską mes stengiamės padaryti. Neapgaudinėti savęs, nemeluoti savo, nenurašyti tai į tam tikras paraštės arba kaip į tam tikrą nesėkmių šiukšlinėlį. Ir negebėjimas gedėti ir atsisveikinti su savo pačiu brangiausiu žmogumi sukuria labai didelės pasekmes paskui. Atsisveikinimas, taip, manęs ir uždavė man klausimą po to ligoniniai. Iš tikrųjų, aš turėjau savo atskirą palatą, tai labai dėl to dėkinga ir labai džiaugiuosi, labai dėkinga dėl to medikam už supratingumą, kad galėjau būti viena ir priimti ir artimus žmonės, kurie mane lankė. Ir taip pat, kad atėjo ir specialistai, tai socialinė darbuotoja pas mane atėjo, pas mus. Ir klausė, ar norim pamatyti dukrą. Ir iš tikrųjų taip, tai buvo tas, kad aš išreiškiau tą norą pamatyti, va taip gal buvo pasakyta. Tai aš taip ir buvo, kad aš pamačiau ir kartu pasisveikinau ir atsisveikinau. Jautėsi kažkaip, kad aš norėjau apkabinti tą savo dukrą ir aš to negalėjau. Ir kažkaip, man atrodo, ta vieta va toks kaip tarpas. Tai galbūt dabar yra galimybė, kad gali mama apkabinti. Ir aš girdėjau ir girdžiu, kad yra tokia praktika, kad siūloma priglausti, pabūti, nes tiesiog atrodo, kad pats kūnas nori kažką apkabinti. Aš karstelėje ją pamačiau, jinai buvo atnešta karstelė ir po to buvo išvežta laidoti. Tai toks buvo... Aš dėkinga už tą akimirką. Ir mes čia visiškai neseniai, prieš porą savaičių, štai iš to erdvėje, kur mes dabar kalbamės, prie altoriaus stovėjo baltas vaiko karstelis su naujagimiu, kuris mirė savo gimimo išvakarėse. Kas mane labiausiai nustebino pokalbį su ta šeima, kur tikrai ne vieną valandą mes kalbėjomės, nagrinėjomės ir tiesiog tu leidi žmogui išgyventi tą įvykį. Mes šiandieną turbūt labai darom didžiausią klaidą, kad mes atimam iš žmogaus teisę patirti įvykį. Vienas dalykas tikrai išgyventi, būti, skirti savo laiko tame ir verkti, ir gedėti, ir eiti į gamtą, ir tiesiog būti su žmonėm, arba nebūti, arba tiesiog kažkaip pajausti, su kuo pasitikiu ir jaučiuosi gerai. Galbūt ne tiek, kad žodžiais, bet tiesiog emociškai aš jaučiu, kad aš galiu būti, verkti, išreikšti save, nes to, manau, yra ir tuo tikrai emocijos stiprios ir tie praktiniai po to dalykai, ir su daiktais daryti. Atsimenu, grąžinimas daiktų, ar ne, ten, pavyzdžiui, parduotuvę priduoti, rūbelį, visokie tokie, nes viskas yra grįžus namo. Ir tai grįžus namo, tas toksai, manau, irgi reikalingas, svarbu, kad tiesiog moteris turėtų, kas jai ir padeda, ir galbūt tiesiog tos tylos, ramybės, pabuvimo su savim. Ir vėlgi čia, ar ne, atvažiavus į ligoninę su pilveliu, grįžus iš jos be daugybę klausimų ir aplinkiniams kyla, bet aplinkiniai nedrįsta paklausti.
Ir čia turbūt yra ta plona linija, kur rasti būdą atjaučiančiai būti šalia ir klausti, kad aš matau, tavo kūnas pasikeitė, ar kažkas atsitiko, ar norėtum, ar galėtum tuo pasidalinti, neskubėti vertinti, neskubėti reikšti savo išgąsčio ar savo skausmo. Mano pačios gijimui, mano pačios susitaikymui labai turėjo didelį įtaką poveikį, kai aš pradėjau sutikti kitas moteris. Ir dalindamasi išsakydama savo istoriją, jos taip pat atsiverdavo ir pasakydavo. Tai čia netgi tas toksai lūžis man įvyko išvažiavus į Norvegiją, į kitą šalį, net ne pačioje Lietuvoje. Nes aš Lietuvoje dalinausi ir jaučiau, kad galbūt net netinkamoje vietoje kartais dalindavosi, nes man norėjosi dalintis. Tai kaip netinkamoje, tiesiog darbinėse situacijose ar ką, nes tas toksai irgi pasakyti, manau, šiai dienai, aš sakyčiau, manau, svarbu pasakyti ir kolegom, jeigu arba keičiasi darbas, aš mano atveju keičiau savo darbą irgi truputėlį, tai nes pasakyti, kad yra tokie stiprus išgyvenimai, einu tam procese dabar ir gali būti visaip su man, tiesiog kartais būna labai įvairių dienų, tai nes tas atvirumas jisai irgi, manau, padeda šitame visame procese. Tai aš visada siūlau netekties akivaizdoje tiesiog klausti, kaip galiu padėti. Arba tiesiog pasakyti mintimis su tavimi. Nevertinti situacijos, nekvestionuoti situacijos, tiesiog būti situacijoje, parodant, kad mes galim kartu tą skausmą pakelti. Labai dažnai 99,9%, net ir 100%, kad tada, kada mes ant to, kurio labiausiai pykome, įsikišdamas ir duodavat per tokį labai skausmingą gyvenimo egzistencinę patirtį, jis sutvarkė ir išgydė daugelio žmonių gyvenimus. Kartais galbūt net vyrą moterį sugrąžino gal prie savęs kaip kurie, būtent per vaiko įvykį. Ir kas laimėjo? Jie laimėjo visi. Dievas, kūdikis ir tėvai. Kas laimėjo? Laimėjo gyvenimas. Kai laimė gyvenimas, kas laimė? Laimė amžinybę. Kai laimė amžinybę, kas laimė? Laimė amžinasis gyvenimas, o jame mes. Atėjus į naują darbo vietą arba keliantis kažkur kitur, ar turi vaikų, ar tu ten ištekėjus, ar taip, tokie tie standartiniai, sakykime, klausimai. Ir šitas klausimas, ar turi vaikų, mano atveju, ar manau galbūt kitom mamom, aš dabar kalbėsiu už save, tai man buvo jis labai skausmingas. Šiandien dienai jis yra nebe toks skausmingas, bet, kaip sakyti, pasakyti ir atsakyti jį kiekvienas, manau, kiekvieną kartą irgi, pagal, kai užduoda tokį klausimą ir tada taip galvoju, nori įkvėpti, iškvėpti ir tada, o ką dabar aš noriu atsakyti. Nes tokie yra du dalykai čia. Pasakyti neturiu, yra vienas variantas ir tai kartais tikrai darau, sakau, neturiu. Kitas yra variantas, tai sakau, taip aš turiu. Taip aš esu mama, arba netgi yra tokį variantą pasirinkau, taip aš esu mama. Ir kartais žmonėm tikrai užtenka šito ir to baigia. Ir tada jie pradeda pasakoti apie savo vaikus ir nueina dėmesys pas juos. O jeigu manęs klausosi toliau ir aš noriu toliau pasakyti, ar ne, nes tikrai jaučiu kartais, kad aš noriu pasakyti ir manau, nes tokiu būdu skleidžiu žinią apie kalbėjimą šią temą, pasakymą, išsakymą, tai taip aš sakau, aš esu mama, aš esu angelo mama, turiu dukrą, kur yra danguje. Nuoširdžiai tikiu, kad kiekviena mirtis yra prasminga. Ar netektis gali būti prasminga, priklauso nuo mūsų pačių. Kokią prasmę mes mirčiai suteiksim, turbūt tokią prasmę turėsim ir savo netektyje. Tai dėja, bet per 5 metus neradau vieno kelio. Žinau, kad kiekviena šeima turi savo kelią ir psichologų tikslas, artimųjų tikslas turėtų būti padėti rasti savo kelią netektyje, nieko neprimetant, nieko nereikalaujant, nieko nesitikint, tiesiog pasitikint natūralia žmogiškąją prigimtimi gyti. Šiandien dienai tai aš tiesiog priimu ir dėkoju už tą patirtį, už tą buvimą mama tokia, kokia aš galiu būti savo dukrai ir savo. Ir
Ir tiesiog priimu irgi tai kaip kelią, per kurį aš labai daug keičiausi pati, mano gyvenimas keitėsi, mano asmenybiniai, esybiniai dalykai, vertybės keitėsi ir taip pat, išryškėjo tas noras, pajautimas su kitais apie tai dalintis, kalbėti ir motyvuoti ar paskatinti, žadinti kituose irgi tą kalbėjimą, išsakymą savo arba artimoje aplinkoje, ar net ir garsiai, kaip kas nori, apie tai, kas vyksta ir kokias patirtis jie praeina. Ir kaip, kas sakoma, vaikai patys pasirenka tėvus, tai tikiu, kad ir šita mano dukra pasirinko mane, mūsų tėvus ir esame čia, kur esame.